pristatyti kontrolės komiteto ataskaitą ir išvadas. Tai noriu pasakyti, kad reiškia, taip įvyko, kad komitetai negalėjo susirinkti, ne visi, bet klausimų, jeigu kam kils galima ir šiandien spręsti, bet noriu tik priminti, kad kontrolės komitetas dirba, turi vieną darbuotoją, kontrolierių, kuris dirba pagal savivaldos reglamentą 278 straipsnį ir kitus teisės aktus nustato, kaip vykdyti kontrolę. Buvo, reiškia, jeigu dabar kalbama tik apie ataskaitą, tai medžiaga buvo jums pateikta, išdėstyta, jeigu kas turėtų kažkokių klausimų, galim klausti. Pirmininkai, norėjau išgirsti visų pirma labai tą skistą tokią ataskaitą ir sakykit, prašau, kiek jūs kartų rinkotės, ką svarstė, aplamai ką veikia? Nes kiek aš žinau, kad man atrodo, nei kartą nebuvo susirinkę. Nu, neišskyrus šitą reikalą. Buvom 2 kartus susirinkę, jeigu teisingai atsakinėti, bet dar noriu priminti, kad reiškia, kaip visi įsivaizduoja kontrolės komiteto darbą. Yra savivaldybės kontrolierius, vienas darbuotojas. Jisai dirba, jis ir vykdo visą tą planą. Pas mus buvo priimta 2011 metais programa veiklos. Jūs patys patvirtino. Šita programa buvo ir vykdoma. Kas įeina jo funkcijas? Reiškia, eina viešų įstaigų patikra, yra buhalterijos duomenys, yra planas, pagal tą planą, nebent iškiltų kokie nors ten neeiliniai klausimai, bet per metus viskas vyko pagal planą, įstaigos atsiskaitė ir atsiskaitė pagal biudžetą. Reiškia, kiek lėšų buvo skirta per biudžetą, tiek ir nebuvo pažeidimų. Tai manau, kad jeigu kokių specialių klausimų, tai galėtų atsakyti Dainius Kinderis, kuris tikrai kvalifikuotai sakys į smulkesnį klausimą. Aš suprantu, kai jūs kalbėjote apie Dainiaus Kinderio, aš maždaug įsivaizduoju, ką jis veikia, ką jis daro. Bet aš konkrečiai klausiu apie jūsų komitetą. Aš suprantu, kad jis tikrino ataskaitas, vis tvarkoja, bet ką jūsų kaip komitetas? Aš labai gaila, kad nesuprantu atsiverti komiteto funkcijas, kad atlikti norėjau pagalės visas paskaityti, paklausti, bet jų yra tikrai nemažai. Tai vat iš tų ir norėjau išgirsti, ką jūs darėte. Tai kas buvo numatyta, tai ir darė. Kaip aš galiu pasakyti, tai mes darė. Nu, skamsa negeriam. Ačiū labai. Neėdiniu jo. Ir dabar šitą, jūs noriu pasakyti, kad per metus nieks nesikreipia. Gal ir gaila, kad negavom skundų, pavyzdžiui, nors yra toks punktas skundų nagrinėjimo. Negavom. Jūs galėjote kreiptis metu, dar yra metai, kitiems metams dabar priimsim, turim prabalsuoti ir turim priimti, reiškia, programą kitiems metams ir turim priimti strateginį 3 metams į priekį kontrolės, reiškia, audito komiteto darbą ir kontrolieriaus darbą. Prašau. Yra norinčių dar paklausyti, tik tai priminti, kad taip pat ir tarybos nariai galėjo pareiktis ir galėjo iškelti klausimus kontrolės komitetui, ką atlikti. Aš manau, kad tarybos nariai irgi nesigailė. Tad, Romualdas Juliusevičius, prašau. Kas ir pagal ką parenka įstaigas, kurios bus tikrinamas, ar buvo tikrinamas praeitais metais? Nes čia tai matom tik bendrą planą, o konkretina, kas tą reikalą. Tikrinamas viešas įstaigas, kurios, reiškia, jų eilutės įtrauktas į biudžetą. Praktiškai tikrinama, kai vykdomas biudžetą. Aš manau, kad pirmininkas dirbo gerai, niekam netrukdė. Ir reikalą jau kai varnom, kol išrinkom tą pirmininką. Pats geriausias pirmininkas. Ačiū. Klajas apšyla. Jogas,
praeis, bet, nu, nesakysiu dar ašaras, bet, nu, gaila. Vienas svarbiausių komitetų, tačiau ką norėčiau iš kitų komitetų, kai taip vienas svarbiausių komitetų savo darbą pristato ir savo darbo planuoja, sakykime, atlieka. Tai vienas iš svarbiausių yra, kaip žinot, komitetų neveltui meras pasakė, ilgai rinkom, ilgai kovojo dėl pirmininkų, taip toliau, stengiasi opozicija, tuo labiau. Tačiau nusivylęs, labai nusivylęs ir tik tai norėčiau palinkėti, daugiau nes norėčiau palinkėti, kad pirmininkas imtųsi veiklos. Aš nenoriu pasakyti savivaldybei, kad blogi dalykai jau stulbinantis dedas, tačiau tam komitetui darbo tikrai yra. O jeigu trūksta patirties, kompetencijų, reikia kreiptis, yra galų gale gretimos savivaldybės, ką daro, ką veikia, ką tikrina. Ir tikrai pamatysit, kad yra ką veikti. Sėkmės naujose metuose, gerų švenčių.